Šiandieną norėčiau pristatyti puikią fizinio aktyvumo formą, tai yra važinėjimą riedučiais. Atėjo pavasaris, šyla oras, gražėja gamta, išeikime į lauką ir mėgaukimės fiziniu aktyvumu. Važinėjimas riedučiais yra puikia aerobinė veikla, apjungianti bėgimą, važiavimą dviračių ir netgi slidinėjimą, suteikianti naudą širdies kraujagyslių sistemai ir ypač apatiniai kūno daliai. Kokiagi nauda sveikatai? Visų pirma, riedučiai puikiai lavina apatinės kūno dalies raumenis. Tai yra šlaunų raumenis, šlaunies keturgalvį, šlaunies dvigalvį, dvilypį blauzdos, priekinį blauzdos. Skirtingai nuo dviračio, nuo bėgimo, važinėjimas riedučiai puikiai lavina pritraukiamuosius, tai yra vidinius šlaunų raumenis, kurie kitose veiklose mažai apkraudami, ir atitraukiamuosius, tai yra sėdmens raumenis. Kadangi važiavimo metu reikia nuolatos išlaikyti pusiausvyrą, į darbą įsijungia daugybė smulkiųjų raumenų grupių, giliųjų raumenų grupių, tai vadinamų stabilizatorių, kurie atsakingi už traumų prevenciją ir kuriuos reikėtų stiprinti. Riedučiai tam labai pasitarnaus. Važiavimas riedučiais taipogi stiprina pilvo raumenis, kadangi reikia palaikyti laikyseną, ir apatinę nugarą, kadangi padėtis yra pasilenkus. Nuolatiniai rankų mostai važiuojant riedučiais stiprina pečių raumenis ir rankų raumenis. Reguliarus važinėjimas riedučiais gerina sąnarių mobilumą ir didina judesių amplitudę, ypač klubų sąnarių ir peties sąnario. Kuo didesnis žingsnis važinėjant riedučiais, kuo didesnis mostas rankomis, tuo mes turime didesnį poveikį mūsų sąnariams. Taip pat reikėtų atminti, kad labai svarbus tempimo pratimai. Juos reiktų įtraukti į pramankštą, atlikti tam tikrus pratimus prieš važinėjant, ypač ištempiančius vidinius šlaunų raumenis, kadangi mūsų gyvensenoje jie yra sutrumpėję, ir nepamiršti atlikti tempimo pratimų po pasivažinėjimo riedučiais. Tyrimai rodo, kad važinėjimas riedučiais iš tikrųjų turi mažiausią poveikį apkraunant didžiuosius sąnarius, raiščius ir sausgyslės. Dėl to tai yra tausojanti treniruotė. Labai tinka šitas užsiėmimas jau turintiems sąnarių problemų ir negalintiems bėgioti ar užsiiminėti kitą aktyvę veiklą. Važinėjant riedučiais reiktų vengti staigių sustojimų, staigių posūkių, staigių krypties pakeitimų, kadangi tai yra irgi papildoma apkrova sąnariams. Ypač jeigu jūs pradedantysis, darykite tai pamažu, palaipsniui, o kai raumenys sustiprės, įgysite daugiau važiavimo įgūdžių, galėsite mėgautis jau profesionalesniu ir galbūt įdomesniu važiavimu. Kaip ir bet kuri aerobinė veikla, stipriai veikia širdies kraujagyslių sistemą, ją stiprina ir iš tikrųjų 20-30 minučių užtenka tam, kad gautumėm naudą šiai sistemai. Reiktų žinoti, kad važiuoti galima ramiu tempu, ilgos trukmės pasivažinėjime ir galima daryti smarkesnius, intensyvius intervalus, turėti intervalinės treniruotės poveikį. Tai puikiai tinka mūsų širdies kraujagyslių sistemos pajėgumo gerinimui. Važinėjimas riedučiais yra puikia svorio mažinimo priemonė, riebalų deginimo treniruotė. Kadangi stiprėja raumenis, ypač apatinės kūno dalies, keičiasi mūsų kompozicija. Didėja liesosios kūno masės, mažėja riebiosios kūno masės. Šitas pokytis lemia tai, kad pagreitėja medžiagų apykaita netgi ir ramybės metu. Riedučiai gerina koordinaciją ir pusiausvyrą, o ši veikla reikalauja suderinto raumenų darbo ir visų stabilizatorių veiklos. Tai reikalinga visoms amžiaus grupėms, netgi seniorams. Tai puikia prevencinė priemonė kritimams ir netikėtoms traumoms. Riedučių sportas ištraukia žmonės iš sporto salių, iš sveikatingumo centrų, į laisvesnę, natūralesnę, gyvybingesnę aplinką, į mūsų parkus, miestų centrus, pajūrio promenadas, aikštės. Viso to pasiekoje gerėja mūsų psichikos aiškumas, dėmesio nusitelkimas, mažėja stresas, depresija, kadangi emocijos tikrai gyvybingos, aiškios, veikla yra įdomi, nuotaikinga ir sociali. Kaip ir kiekvienoje veikloje, čia yra irgi tam tikri technikos ypatumai, kurių turime išmokti. Visų pirma, stovėsena. Stovint bandykite pajusti pusiausvyrą ir išlaikyti čiurnas stabilės. Pasistengkite nekreipti jų nei į vidinę pusę, nei į išorinę pusę.
Galite pabandyti ramiai pakelti vieną kitą koją. Pradėkite pirmąjį atsispyrimo judesį, kai pėdos yra T formos padėtyje. Viena koja reikia stumtis pirmyn, o kita vidinė briauna bandyti stabdyti. Labai naudinga pradžioje paeksperimentuoti ant žolės. Tiesiog pastovėti. Galima pastovėti ant vienos kojos, pabandyti ant kitos, peršokti nuo vienos kojos ant kitos, amortizuoti, jausti pusiausvyrą. Taip pat pabandyti pritūpti ir pašokti. Pritūpti ir pašokti. Kad pajusti pusiausvyrą ir balansavimą teisingą, naudinga kojas laikyti lygiagrečiai ir pabandyti pritūpti. Taip pajusti tolygiai paskirstytą svorį ant visų 4 riedučių. Po to galima tą patį daryti eigoje važiuojant. Stenkitės nevažinėti stačiomis. Kuo labiau sulenkti keliai, tuo yra stabilesnė padėtis ir geresnė pusiausvyra. Tuo daugiau jėgos bus atsispyrimui, ilgės žingsnis ir tuo bus didesnis efektyvumas kūnui. Važiuojant pasilenkite pirmyn, bet nugarą išlaikykite tiesę. Kai nugara pavargs, išsitieskite, pailsėkite ir vėl priimkite žemesnę padėtį. Reiktų nepamiršti, kad minkšti ir sulenkti keliai yra didesnis privalumas negu pertempti, užblokuoti kelio sąnariai. Dėl to visiškai ištiestomis kojomis nevažinėkite. Lengvai sulenkti, amortizuojantis keliai padeda palaikyti geresnę pusiausvyrą, jėgą ir tuo pačiu pagerina manevringumą. Pabandykite važiuoti tiesiai ir pasispirti vieną koją, kaip su paspirtuku. Taip mokama laikytis pusiausvyros. Toliau mokykitės važiuoti įprastai, pasilenkus, tik stenkitės daryti ilgesnį žingsnį ir labiau užlaikyti svorį ant vienos kojos. Naudokitės tolygiai abiejomis kojomis. Važiuojant riedučiais, naudokitės rankomis. Darykite mostus, bet darydami mostais stenkitės, kad jos nekirstų kūno ašies linijos. Mokykitės užkryžiavimo žingsnio, kadangi tokia technika duoda įvairumo ir yra itin patogi darant posūkius ar važiuojant ratu, pavyzdžiui, stadione, salėje. Na, gerėjant įgūdžiam galite išmokti ir įvairiausių triukų. Pašokimų, apsisukimų, sustojimų, važiavimų atbulomis. Tai paįvairins veiklą ir pavers ją žaismingų užsiėmimų. Nors važinėjimas riedučiais yra draugiška sąnariams veikla, tačiau jinai daugiau negu kitos aerobinės veiklos turi kritimų riziką. Tam reikėtų dėvėti tinkamas apsaugos priemonės. Visų pirma, šalmą. Labai svarbu riešų apsaugos, alkūnės apsaugos ir kelio apsaugos. Tai yra dėl to, kad krentant dažniausiai žalojamas būtent šitos vietos. Važinėjant riedučiais jūs galite modeliuoti savo treniruotę ir išgauti tam tikrus tikslus, bet reikėtų žinoti treniruočių intensyvumo zonas. Pulsas yra svarbus funkcinis širdies kraujagyslių sistemos rodiklis, kurį reikėtų sekti ir pagal tai koreguoti savo intensyvumą. Kadangi skaičiuoti pulsą rankiniu būdu yra nepatogu, tam yra naudojami širdies dažnio monitoriai arba pulsometrai. Ir suplanavus treniruotę, nusistačius tam tikrą zoną, galima puikiai joje sportuoti, atkreipti dėmesį. Kai kurie pulsometrai turi galimybę garsinio signalo ir jie perspėja, kai išlendi iš tos vadinamosios zonos. Na, tyrimai rodo, kad pati geriausia zona yra aerobinė zona, intensyvumas nuo 60 iki 80% nuo maksimalaus širdies susitraukimo dažnio. Daugumai populiacijos vyresnio amžiaus žmonėms puikiai tinka riebalų deginimo zona, važiuojant 60–70%. Labiau fiziškai pajėgus, labiau sportiški žmonės gali kai kada didesnio intensyvumo krūvį naudoti, 80–90 intensyvumų. Daryti tokias vadinamas spurto treniruotės, intervalo treniruotės. Pabandykime riedučius.